Tai va, esame Ispanijoje, kuro užpilimo vietoje, Global Tank'e. Matote, kiek Girtekos vilkikų įsipilnėjo kūrą. Čia ir mes. Čia yra išvažiavimas iš Ispanijos. Čia yra pats pigiausias kūras, kur mes užsipilnėjom, tai kalam iki pilnų bakų. Ir čia yra labai daug mūsų mašinų. Vienas iš aspektų, kur tikrai įmonė gali taupyti labai daug pinigų, tai yra teisingas kuro pilimas. Transporto vadybininkai, planeriai tai tikrai gerai žino, bet visiems kitiems, kad suprastumėt, yra šalis, kuriuose yra kuras pigesnis, kur turime didesnės nuolaidas. Aišku, yra transporte komanda, kuri pastoviai stebi, kuriuose šalyse kainos yra pigesnės ir dalina instrukcijas. Va, tai šiandien dienai Ispanijoje kūras yra pigesnis ir Lietuvoje yra pigiau apie 7-8 centus negu Lietuvoje. Tai kad ir vis tiek, kad ir važiuojame į Lietuvą, Ispanijoje pilame pilnus bakus. Nu tai įsivaizduokit, jeigu pripilam 1200 litrų, lyginant 8 centai su Lietuva, tai va, lygioje vietoje ant skirtumo tu sutaupai apie 80-90 eurų, kur šiandien dienai prie frakto tokius pinigus pridėti yra labai sunku. Todėl tikrai grįžęs vienas kelsiu iš klausimų, kaip dar efektyviau taupyti kurą, nes, kaip minėjau, naktį buvo Danijoje pilimas suplanuotas, paskui Belgijoje suplanuotas pilimas, o vis tiek mes važiavome iki Ispanijos, bet čia turėtų būti labai glaudus vadybininko ir vairuotojo darbas, kad vienas sakytų, kad man nereikia pilti, aš davažiuosiu ir rastų bendrą darbą. Tikrai galima sutaupyti labai daug pinigų šitoje vietoje.